Sveiki, mano vardas Dalia. Norėčiau padėti jūsų įmonei tapti atviresnė neįgaliesiems. Įsivaizduokite, kad turite laisvą darbo vietą, daug kandidatų ir norėtumėte, kad visi kandidatai jaustųsi patogiai ir laukiami. Kaip tai pasiekti? Leiskite jums patarti. Pokalbio metu su kandidatu jūs matysite žmogų, kuris yra motyvuotas gauti darbą, žmogų, kuris nori įrodyti, kad jis tinka šiam darbui. O jis tikrai atitinka darbo pobūdį, todėl jį ir pakvietėte. Galbūt turėsite pokalbį su kandidatu, kuris sunkiai girdi ar mato, sunkiai įveikia laiptus ir slenksčius, sunkiai jūs supranta, sunkiai išskiria pagrindinius ir antraeilius dalykus. Galbūt kalbėdamas nežiūri į jūs, galbūt nerodo emocijų, nors ir yra motyvuotas. Ką tada daryti? Visų pirma, pasistengkite, kad būtų paprasčiau. Paprasta taisyklė numeris 1. Kvietime paklauskite, ar yra kokios nors aplinkybės, kurias turėtumėte žinoti prieš pokalbį. Paprasta taisyklė numeris 2. Organizuokite pokalbius tokioje vietoje, kurioje nėra slenksčių ir pasitikite kandidatus prie įėjimo. Paprasta taisyklė numeris 3. Stebėkite, ką sakote. Šios paprastos taisyklės sudaro 90% to, ką reikia daryti. Ar jos tinka visiems kandidatams? Pakalbėkime apie stebėkite, ką sakote. Norint, kad pokalbiai su įvairiais neįgaliaisiais būtų geri, reikia atkreipti dėmesį į keletą dalykų. Pirma, kalbėkite ramiai ir aiškiai. Trumpais sakiniais. Vartokite tiesioginę kalbą, venkite metaforų. Klauskite vieno dalyko, sutelkite dėmesį į esminius dalykus, duokite kandidatui laiko atsakyti ir pagalvoti, prireikus pakartokite tą patį sakinį, pademonstruokite galimą naujo darbo situaciją. Jeigu taip elgsitės su visais kandidatais ir per visus pokalbius, bus daug lengviau visiems, ir jums, ir jūsų kandidatams. Dabar keletas patarimų, kaip parašyti kvietimą. Surašykite tik esminius dalykus. Venkite nereikalingos informacijos, naudokite paprastus ir trumpus sakinius, vartokite tiesioginę kalbą, venkite metaforų ir abstrakčių žodžių. Ir taip, žingsnis po žingsnio paaiškinkite, ko jūs iš kandidato tikitės. Ir paklauskite, ar reikia kuo nors dar papildomai pasirūpinti prieš pokalbį. Ar su visais mano patarimais sutinkate? Jei vienu kartu buvo per daug informacijos, žiūrėkite dar kartą. Jei norite sužinoti daugiau, peržiūrėkite kitus mano mokomuosius vaizdo įrašus.